Tai va, čia yra, kaip aš juokaunu ir kartu džiaugiuosi, kodėl Dievas matyt davė man dar pagyventi kažkurį laiką šiandien dienos toj prizmei, kad aš bendraudamas anksčiau su ligoniais, taip aš jiem padėdavau, aš jiem, vis tiek patirtis didelė, žinios, taip ir, bet aš iš dabar, va, šiandien žiūrėjimo suprantu, kad aš labai sunkiai dirbau ir rezultatas būdavo per ilgą laiką pasiekiamas toksai, kaip aš dabar pasiekiu per 25 kartus greitesnį laiką. Todėl, kad mano pačios suvokimas ligos ir buvimo su ta liga, jisai tapo sugyventas, išgyventas, suvoktas, išmylėtas kažkuria prasme. Ir kai ateina dabar pas mane, nes atsirado tų ligonių, kaip ir sakau, Dievo ta valia, matyt, kad būtent tiem ligoniam padėti per savo supratimą. Tai kai jie ateina, sako, daktaras, aš turiu bėdą, vėžio susgaunu, tai kas čia atsitiko, tai va čia rado pirmą stadiją man. Ir aš tada labai paprastai, žiūrėkit, į mane pažiūrėkit, sako, pas mane, sako, 4. stadija su visais. Tai čia viskas gerai, reiškia. Sakau, čia jau 5 metai gyvenu. Tai ačiū, daktarė, viso gero. Sveikas. Sakau, palaukit, dar vis tiek ten pasitikrinkit, tą padarykit, nepraleiskit, nepradėkit skraidyti, kad jau viskas. Tai va, tai tas matyt kažkuria prasme pavyzdys, kad kažkas gyvas vaikšto savo ir nesvarbu, kurioje stadijoje ir su kokiom ligom. Ir tas labai padeda ir aš kažkada po pirmo savo interviu jau savo žinau, kad aš sakysiu ir antrą, ir trečią kartą kalbėsiu tiek, manęs prašys, kiek aš kalbėsiu, tam, kad žmonės suvoktų, kad diagnozė yra tik diagnozė. Ji negali būti nei mirtina, nei nemirtina. Žmonės paima susirga apendicitų, kur ten mirtingumas 0,01 kažkur, gal dar mažiau, ir ima ir numiršta. Tai kas tas yra? Tiesiog Dievo valia. O viską reikia priimti kaip Dievo valia ir džiaugtis tuo, kad turi šiandien va dabar. Tai va ta prasme yra būtent tos šiandien dienos.